Sveiki, esu Augustinas, fizikos bakalauro absolventas, buvęs įvairių fizikos ir matematikos olimpiadų nugalėtojas. Per pastaruosius kelis metus esu padėjęs daugeliui mokinių pasiekti jų norimus tikslus. Vieni norėjo pasikelti vidurkį, kiti norėjo gerai išlaikyti egzaminus. Treti su mano pagalba įstojo į tikrai geras Lietuvos gimnazijas. Tai pamokose daugiausia laiko skiriame praktikai. Kartu išsirenkame uždavinį ir jį sprendžiame. Visą laiką stengiuosi parinkti tokius uždavinius, kad mokiniui šiek tiek reikėtų pasitempti. Arba kad mokinys pats to uždavinio negalėtų išspręsti, bet su mano pagalba jį gali sėkmingai išspręsti. Ir aš dažniausiai žiūriu, kaip mokinys tą uždavinį sprendžia, kaip nagrinėja, kaip mąsto ir pagal tai galiu jam padėti. Dažnai man tenka paaiškinti ir įvairias koncepcijas ar kokią nors teoriją. Tai vietoj matematikos ir fizikos formulių stengiuosi temas paaiškinti vizualiai. Tai, sakykime, vyksta fizikos pamoka ir mokomės naudingumo koeficientą. Šiame uždavinyje, jeigu, sakykime, variklis turi 30% naudingumo koeficientą, tai tik 30% gautos energijos bus panaudota efektyviai. O kur likę 70% energijos, ji bus prarasta. Tai šioje vietoje dar dažnai kyla vienas ar kitas klausimas, aš jį atsakau ir kai viskas tampa aišku, mes pasiimam labai panašius uždavinius ir duodu juos spręsti mokiniui. Vėlgi su mano pagalba. Tai į pamokas galite atsinešti savo uždavinius ir iš tikrųjų daug mokinių taip daro. Arba galite tiesiog pasakyti temą, kurią mokotės, arba norite geriau išmokti ir tuomet mes ją panagrinėsim. Tada pasiruoškite, nes lengva nebus, bet užtat tikrai geriau suprasite ir prisiminsite įvairias temas.